tokį prašymą gavo mūsų organizacija Šiuolaikinių didaktikų centras pasidalinti kažkokiais labai paprastais ir praktiniais patarimais, tai kaip įgyvendinti tuos bendradarbiavimo partnerysčių projektus, kas padeda, į ką atkreipti dėmesį, kas galbūt trukdo. Tai pirmiausia, tikrai prisidedu prie Ainos sveikinimų, nes jūs jau laimėtojai, jūs buvote įvertinti tikrai labai atidžiai ir griežtai ir jau laimėjot projektą. Tai tikrai sveikinu ir linkiu, kad ta kelionė būtų tokia, na, kaip čia, jinai bus pilna iššūkių, bet tuo pačiu ir tokia smagi ir praturtinanti. Tai kad galbūt šitie patarimai šiek tiek prisidės prie to, tai aš ir pradedu ilgai negaišdama. Tai pirmas dalykas, į kurį labai svarbu atsižvelgti, kai pradėsite dėliotis ir organizuotis savo projektą, tai yra kontekstas, kuriame esate jūs su savo projektu. Ir kai kalbu apie kontekstą, man pačiai, mūsų organizacijai, mūsų partneriams, tas tikrai padeda įsivertinti. Tai pirmiausia, kokia yra jūsų projekto trukmė, koks tai yra projekto biudžetas, ar jūs suplanavote ir įgyvendinsite šitą projektą jau su žinomais ar iš dalies žinomais, iš dalies naujais partneriais, ar visi partneriai yra nauji, koks yra partnerių skaičius, koks yra jūsų darbo paketų ir kaip ir sugalvotų, sumanytų intelektinių produktų skaičius. Tai šituos dalykus vertinti yra svarbu ta prasme, kad tikrai nuo to priklauso ir jūsų vidinis tarp partnerių atsiskaitimas. Kiek dažnai tą darysite, kokius periodus apims tarpiniai atsiskaitimai, ką detalizuoti reikia kiekvienam atsiskaitime. Paprastai, kai projektas yra ilgesnis, tai natūralu, kad tarpai gali būti šiek tiek didesni. Tarp, pavyzdžiui, vidinių ataskaitų nebūtinai kas 2 mėnesius. Įvertinkit, kai kurie sako, būtinai kas mėnesį nori vidinių partnerių ataskaitų, bet įvertinkit. Jeigu partneriai yra tik tai 3, pavyzdžiui, tai gal tikrai daug lengviau suvaldomas kiekis ir srautas ir apimtis ir gal kiekvieną mėnesį ataskaitų nereikia, gal užtenka kas 2 mėnesius, o gal kai kam tinka ir kas 3 mėnesius. Tai vėlgi, kaip minėjau, partnerių skaičius, tikrai vienaip dėliosite savo vidinių susitikimų skaičių, savo ataskaitų skaičių, jeigu partnerių yra 3, kaip minėjau, arba, pavyzdžiui, jeigu partnerių yra 8, kaip mes turim, čia tikrai remiuosi savo patirtimi, kaip turime savo projektuose. Jeigu intelektinių produktų skaičius yra 3, tai tikrai skirsis jūsų ir kokybės valdymo planas, ir monitoringo planas, lyginant su tuo, kaip jisai atrodys, jeigu intelektinių produktų skaičius yra 6, pavyzdžiui. Tai kontekstas tikrai yra labai svarbu ir labai kviečiu ramiai, taip kaip atidžiai, pasitariant su partneriais ir jį išsianalizavus, susiplanuoti, kaipgi jūs dirbsit kartu. Dar vienas labai svarbus dalykas, nežinau, ar jums tai aktualu, bet tikrai esu girdėjusi ne vieną situaciją ir pati patyrus, ir partneriai yra patyrę, kad kyla klausimai, ką dabar daryti ir tarytum pamirštame, kad turim paraišką. Tai kaip jau minėjo Aina, tikrai jau esat laimėtojai ir nugalėtojai nebereikalo, nes paraiškoje buvo parašyti visi svarbiausi ir patys geriausi jūsų dalykai. Praktiškai viskas yra paraiškoje. Jeigu kyla klausimų, ką daryti, tai labai toli pirmiausia neieškokite. Pirmiausia, nuosekliai pasižiūrėkit konkrečią dalį, dėl kurios jums kyla klausimai, ką jūs parašėt, ką jūs susidėliot, kaip jūs mąstėte, kai rašėte paraišką. Ir čia yra svarbu viskas. Aprašas kiekvienos veiklos. Tikrai labai kviečiu naudotis veiklų tvarkaraščių, jūs jį privalėjot sudaryti, kai teikėt paraišką, tai tikrai grįžkit karts nuo karto. Tai yra vienas iš tokių svarbiausių dokumentų, kuris turi būti gyvas. Jeigu kažkas keitėsi, atsinaujinkit, pasižymėkit spalvomis,
kažkokiais simboliais, kas keitėsi, bet tikrai naudokit su partneriais veiklų tvarkaraštį pakankamai reguliariai, peržvelkite jį ir pasižiūrėkit, kaip buvot susidėlioję, ar kažkas keičiasi, ar reikia pasitarti, apsitarti dėl naujų, tarkim, terminų. Biudžeto skaičiuoklė. Tikrai detalus biudžetas ir fondo parengta biudžeto skaičiuoklė, toks excelinis failas su daug dalių, gal ir, kadangi nebuvo privaloma, gal nedarėt, bet labai rekomenduoju, jeigu nedarėt, pasidarykit. Tikrai, vėlgi, vienas iš nedaugelio, nes tų dokumentų gali būti aibė, bet vienas iš pačių prasmingiausių dokumentų detali biudžeto skaičiuoklė. Jeigu nedarėt, mes, pavyzdžiui, savo organizacijoje esame apsibrėžę, kad nepaisant to, kad jinai yra neprivaloma, mes ją daromės rengdami paraišką. Tai kainuoja papildomo darbo ir tu niekad nežinai, ar bus iš to naudos ar ne, bet mes daromės, nes tuomet daug lengviau startuoti su projektu, nes visi dalykai yra detaliai paskaičiuoti. Jeigu visgi nepasidarėt, tikrai labai siūlau, skirkite laiko, kaip koordinatoriai atsisėskit ir pasidarykit detalę biudžeto skaičiuoklę. Pasirašykit, prasiplėskite eilutes, pasirašykit daugiau tokio turinio dalykų, ne vien tik tai trumpai darom veikla tokia, pinigai tokie. Kuo detaliau turėsit, tuo dažniau galėsit grįžti ir pasitikrinti, dėl ko susitarėt. Ir atsakomybės nuolat, jos yra įtrauktos į jūsų veiklų tvarkaraštį, labai puikiai tokia skiltelė yra, kur pasižymit, už ką kiekvienas partneris yra atsakingas, koks partneris kokioje veikloje dalyvauja. Tai tikrai labai naudinga ir prasminga karts nuo karto persižiūrėti, ar viskas vyksta taip, kaip esate pasiskirstę ir susiplanavę. Ir jeigu reikia, irgi kažką veiklų tvarkaraštyje persižymėti, atsinaujinti kitomis spalvomis ar kažkokiais simboliais, jeigu keitėsi. Tikrai visi šitie dalykai labai pravers. Ir darbe, kas yra svarbiausia, ir galbūt nėra esminis toks dalykas, dirbant ir kuriant prasmingą turinį, bet tikrai praverčia ir rengiant ataskaitas vėliau. Na ir trečias toksai patarimas, kuris tikrai galbūt atrodo labai toksai jau žinomas ir naivus, bet visgi kartais kažkur darydami, dirbdami, kurdami turinį pamirštam. Diskusija, kalbėkit su partneriais. Tikrai, jeigu turit patirties su projektais, tai tikrai jau esat susidūrę, jeigu neturit, tikrai susidursit. Kartais akivaizdus dalykai yra suprantami visiškai kitaip. Tai savaime suprantamų dalykų tikrai nėra. Tai net jeigu kartu dėliojat ir rašėt paraišką ir tam skyrėt nemažai laiko, tikrai karts nuo karto verta sugrįžti ir prisiminti visiems kartu, ką turėjome galvoje, kai mąstėm tą ir aną, ar niekas nepasikeitė, kai pradėjome keliauti šituo keliu. Ir ta diskusija ir tas nuolatinis kalbėjimasis yra dar labai svarbus ir tam, kad pasižiūrėti, ar tikrai viskas, kas liko tarp eilučių, nes neįmanoma prašyti projekto taip, kad kažkas nebūtų likę tarp eilučių, ar tai nėra kažkur pamiršta, ar tai neliko paskutiniam kažkokiam etapui, kada bus ir taip kitų dalykų. Na, tarkim, mums yra buvęs toks labai konkretus pavyzdys, kai viską labai gerai susidėliojom, susiplanavom, vertimus įsivertinom, bet neįsivertinom dokumentų maketavimo. Kiek tai užims laiko, kiek kainuos paruošti maketą, kuris yra ne viena kalba, ne anglų, bet dar kelių partnerių kalbomis, ir kada tai daryti, ir kiek tas dokumentas išsikraipo, jeigu daromas nelaiku, ir kiek tada kainuoja pataisymai ir panašus dalykai. Tai tikrai visiems šitiems dalykams labai padeda kalbėjimasis nuolatinis. Paprastai mes įgyvendinam tai tokiu būdu. Šalia tų, kurie yra suplanuoti susitikimai fiziniai ir tokie ataskaitiniai pagal jūsų ataskaitų, vidinių ataskaitų rengimo laikotarpis, na, tarkim, jeigu per projektą esat suplanavę kokius 2-3 fizinius susitikimus, na ir preliminariai esat susidėlioję, kad turėsit vidinės ataskaitas kas 2-3 mėnesius,
ir turit onlaininius susitikimus prieš tas ataskaitas aptarti, ką ir kaip reikia padaryti, tai tikrai pagalvokite, ar nereikia turinio susitikimų onlaininių. Mes, pavyzdžiui, esame apsibrėžę, kad turinio susitikimus onlaininius mes turim kas mėnesį. Jų paprastai labai detaliai į paraišką neįskaičiuojam, bet tikrai yra prasmingas dalykas tartis ir kalbėtis apie tokias smulkmenas, apie detalės, kurių negali numatyti rašydamas paraišką, kad ir kokią patirtį turėtum. Nes kaip ir sakiau, kai eini tuo keliu, toje kelionėje tikrai atsiranda ir pasimato dalykų, kuriuos labai sunku numatyti taip toliai į priekį, kai rašai paraišką. Pavyzdžiui, mūsų visiškai konkretus pavyzdys, buvom suplanavę, kad vieną susitikimą turėsime vienam produktui, vėlesniam etape paaiškėjo, kad fizinis susitikimas tikrai būtų daug prasmingesnis ankstesnėme etape ir truputį kitam intelektiniam produktui, nes jisai pasirodė ženkliai sudėtingesnis, negu mes įsivaizdavome pradžioje. Tai tenka tokius dalykus persitarti, persikelti, susidėlioti ir susiplanuoti. Na tai va, visi dalykai, kurie gali atsirasti, tikrai labai svarbu tartis ir kalbėti, net jeigu atrodo, kad viskasgi jau parašyta, viskasgi jau pasakyta. Ketvirtas toks patarimas būtų visada yra variantas B ir netgi variantas C. Ir tikrai ir tas variantas B ir tas variantas C veda į tą patį gerą ir kokybišką tikslą, nesvarbu, kad eigoje tas kelias ne visiškai toks, kaip buvo suplanavę. Pavyzdžių gali būti daugybė. Pirmiausia, ką tikrai labai siūlau daryti, tai naudoti, persižiūrėti ir pasinaudoti visomis fondo formomis. Bet jeigu kažkas jums netinka, jaučiat, kad jums kaip koordinatoriui netinka, arba galbūt jums reikia ne 2 formų šitam klausimui, jūs galite pasidaryti vieną. Tai taip ir padarykite, pasimkite kaip pagrindą, tikrai rekomenduoju, nekurkit naujų nuo nulio, tikrai sudėtinga, bet prisitaikykit savo, sujungkite, pakeiskite kažkokią formuluotę nedidelę, pasirenkite savo variantą iš 2 formų vieną, naudokite ją, ta prasme, neprarasdami galbūt esmės, bet taip, kaip patogu jums. Nesusirinko dalyviai į fizinį renginį, tikrai pasitaikantis dalykas. Na, ką darysi? Tikrai įmanoma suorganizuoti dar 1 ar 2 onlainius renginius, kurie neturės tokių išlaidų, nekurs jums papildomų kaštų, bet ar jūsų įsivaizduojama grįžtamą į ryšį, kurį buvot užsibrėžę gauti, ar jūsų kažkokius mokymus jūs tikrai galėsite įgyvendinti. Nežinau, kažkas negali dalyvauti gyvai. Jeigu tai nėra esminis kiekis žmonių, prijunkite nuotoliu, tikrai visi išmokome per visus karantinus dirbti hibridiniu būdu, derinti tuos, kurie dalyvauja gyvai ir nuotoliu. Ir man atrodo, šiandien dienai žymiai mažiau iššūkių šito klausimu yra. Na, bet kaip visada, su tais darimais ir perdarimais yra tokia subtili riba, kur čia jau galiu pamesti kokybę ar kiekybę ar idėją. Ir kur dar visą tai tinka, tai labai tikrai nuoširdžiai siūlau, klauskite ekspertų. Ir šiuo atveju aš turiu galvoje Švietimo mainų paramos fondą. Tikrai drąsiai turit klausimą, ar galima daryti taip, sugalvojom, keičiasi mūsų situacija, sugalvojom, kad galbūt gali būti tokia išeitis, būtinai pasitarkit, pasiklauskit, pasitikslinkit. Tikrai gausit daug naudingų patarimų, esam išbandę patys, čia jokios reklamos nėra, visada tikrai nuoširdžiai fondas padės ir projektų vadovai pagelbės, kuo tik tai galės. Tai praktiniai patarimai tokie, tikrai iš vienos pusės atrodo paprasti, bet iš kitos pusės, kai darai, labai praverčia bent jau mums. Tai džiaugsiuosi, jeigu jums kažkas buvo naudinga,